Tai va, ką tik vyrai buvau LNK buhalterijoje, kur gavau mūsų visų algą 100 litų. Tiek? 100 Tiek? Skolka? 100 litų, aš jums kaip dievą myliu, 100 litų yra mūsų alga. Meluoji. Tai kad daugiau turėjo būti litų, ne 100. Persižegnok, jeigu sakai teisybę. A, matai? Tu šitaip nerodyk, bronius. Čia tau ne stadionas, čia tau radio šou studija. Jeigu žignojus, žignokis žmoniškai, a ne kaip gyvulys. Man priklauso 15%. Man tai daugiau priklauso. Aš pygą tau priklauso, va matai, kas tau priklauso? Klausyk, aš tuoj tau parodysiu, va matai, kas man priklauso. A tu manęs negąsdyk, va? A? Tu man su šitą grasinsi. Kiek tu pinigų? Dėk pinigus ant stalo. Aš juos padėsiu tada, kada kukuška v grabu kukuknėt. A tu šitaip nekalbėk. Tu čia nelės kukuškus. Duok Žbignevui pinigus. Kiek Žbignevui priklauso? Žbignevui priklauso 8 litai ir tegul džiaugiasi nelietuvis. A tu čia nenaizžai. Aš su tavim nejuokausiu, žinok. Kažkiek man priklauso. Kiek duosiu seniui? O senė, žiūrėk, greit prakalbo kaip lakštinga. Seniui iš vis tik 3 ar 4 litai priklauso. Jis kefyrą perka ir ant kefyro gyvas. Kiek? Kiek man priklauso? Ach, tu šūtva vali. Ach, tu senikas, čia patrauk savo kablį nuo manęs. Čia tau vieną kartą. Tu prieš mane ranką keli, Česlovai. Gal tu dar pasakysi, kiek tu Žbignevui dabar davei? Kiek pasakysi? Aš dabar Žbignevui daviau 25 litus. Сколько? Не понял. Tu man davė 12 litų dabar, lerva tu, apgavykas tu, čmotų. Na, tau gal šiek bronių vyrai. Ach, tu šitas. Tu man kraują paleidai. Na, tau vieną kartelę. Čia, neduok. Duokit ar man jau Čia, neduok. Patrauk savo kablį tu. Patrauk savo kablį šiandien. Užčiaupka karinio. Užčiaupka karinio. Tu man kraują paleidai čia savo. Aš jam toj parodysiu. Aš jam toj. Na, vagys, apgavykas, svoločius. O, čia. Šanis. Mane norėjo sudaroti. Zbignevai Albinai, eterius. Labas vakaras. Radio Show. Čia ne per seniausiai įvyko pasauliniai avortsai, kaip sakant, tokioj gan keistoj nominacijoje pasižymėjo ir mūsų Lietuva. Kaip sakant, gavom pirmą prizą pagal savižudybių kiekį pasaulyje. Lietuvoj ne tik žudo, bet ir žudosi. Ir nėra. Nu, kaip sakant, nusižudimų yra gausybė būdų. Pradedant pasikarti, baigiant ten suvalgyti tablečių, užsivežti mašiną garaže, nu ir neišvardinsim gausybės kitų. Dabar pabandysim paanalizuoti ir laiku galbūt užkirsti kelią. Dabar jeigu kokie yra žmonės, kurie mumis žiūro ir galvoja, kaip čia nusižudyti, tai paskambinkit telefonu, kurį matote, mes jūs paguosime, padarysim tokį paguodos telefoną ir padarysim, kad ta Lietuva liūdnos statistikos atsikratytų. Nu ir pirmasis, kuris mumis prisiskambėjo. Norim paklaust, kas atsitiko? Dėl ko gyvenimas tau toks nemielas? Mano vardas Almantas. Man labai liūdna ir aš noriu nusižudyti dėl to, kad mano mergina mane paliko. Almantai, čia Albinas. Man ne kartą yra buvę taip, kad mane paliktų ne tik mergina, bet ir vaikinas. Eik tu čia darasas. Klausyk šitas Almantai, tai kodėl jį tave paliko ir kodėl tu dėl to nori šitą nusižudyti? Va.
Mano mergina mane paliko dėl to, kad man baisiai smirda iš burnos. Tai žinai, nereikia valgyti šūdų, kad Šūdų valgytas. pasiguost, paskambino, eik turi žudykis, švailys. Smirda, smirdaliau, važiuok į Kirtimų Taip. sąvartyną ir ten nusižudyk kokiu 20 kartų, gal tada iš burnos nesmirdės. Na kągi, kriminalinė kronika. Gavome iš vidaus reikalų ministerijos štai tokį reportažą. Dabar pažiūrėkit, Lietuvos žmonės, ir gerai pagalvokit, kur mes visi einam ir kas mūsų laukia. Esu Alis, esu Žemaitis, užmušau sugyventinį. Eik tu, greičiau, eik vidun, eik, rodi kaip darai, visą tiesą pasakok. Nu, kai atėjo jis, tai kai simesgė žodžiais, pradžioj jis mane durnim pavadėjo, tai aš jam kūliau per pilvų. Ką darai, per kur kūliai? Ana va čia kūliau. Su peiliu dūrei ar su kumščiu? Peiliu, po to kumščiu, po to vėl peiliu. Kaip su peiliu? Kelis kartus dūrei. 15 kartų. Ką po to darai? Greičiau rodi. O po to šivariau jam peiliu šičia į šonkaulių ir 33 kartus persikau peilį pagal laikrodžio rodiklį. Toks... Ką darai tu? Ką darai toliau? Ką toliau darai, Po to pasakok? daviau jam per galvų. Kaip darai? Kaip rodik viską? Šitaip daviau ir nupjoviau galvų. Kur dėjai galvą po to? Numečiau. Kur? Ana va numečiau, ten... Kur numetei? Parodyk kaip numetei. Tenai va numečiau. Parodyk kaip numetei. Pamest. Nes. Ką darai po to? Po to nupjoviau rankus, Kur dėjai rankas vis? kojas, ranks nupjoviau, viską kūnų supjausiau. Norėjau dėti sluoiku, bet po to sugrūdau viską į šitą skylę, klozečiuks ir sugrūdau viską, su kojom sutripiau. O ką po to darai? Ką po to darai? Vandenį nuleidau. Ir kur viskas buvo? Kur pasidėjo? Ir Nemuną nužudžiau ir jeigu reiks, tai dar nužudysiu. Pamenu, kai buvau jaunas, tai pas mumis niekam mūsų pulke niekad neateidavo į galvą klausytis kokiu tai Uriah Heep, Pink Floyd ir juo labiau leistis narkozikus kur tai šau. Iš kur tu šiandien čia sužinojai? Iš kur čia ištraukė tokią informaciją? Aš atsimenu vieną kartą laikystę, kai pabandžiau rūkyti šlyvų lapus, tai kaip gavau nuo tėvo per dantis su kumščiu. Beržinės košės. Taip, visam gyvenimui liko, kaip sakant, pamoka, kad negalim jokių narkomanų valgyti. Kova, narkotikų. Ale bet Žbignevas galėtų daug papasakoti, kaip jis šitą darydavo. Turi patirties, turi. O, aš pamenu, kada buvau hippie. Ir vanialino alumi, ir su mirgužėlėmis, kurios irgi vanialino alumi. Ir mes skaitydavom Kafką, vaikščiodavom šitą prie rotušės, prie kapsukų paminklas, į Vaivą, į kitur. Ir tašėlindavomis, paimdavom agono novirus, šaukštą desertinį, su зажигалкой покатini, ištraukiš virkštas, viską втянешь. Ir į vieną tik. И тащишься, балдеешь. Вот так mes ir kovojam su sistema. Ale aš jums papasakosiu juokingą nutikimą. Vakar norėjau įlipti į autobusą, o ten kelias sniegu nepabarstytas. Kokiu sniegu, smėliu, aviniu.